Sveiki draugai, šiandien esame Kaune Žalgirio arenoje, paroda Namų pasaulis. Tai pirmoji paroda, kurioje esame šiemet. Kolegos atsivežė Hikvision, EasyViz ir LED ekranų produkcijos. Taip pat turim Roką Baciušką pas mus. Visą šį savaitgalį išviesim žmonės, pasakosim jiems, ką mes darom, kuo prekiaujam ir kuo tai gali būti naudinga jūsų namams ar jūsų verslui. Tai pasižiūrim. Sveiki, esu Karolis iš BK grupės ir šiais metais, kaip ir praėjusiais, būsime Žalgirio arenui nuo balandžio 11 iki 13 dienos. Daug turime naujienų, bet kaip pavyzdys kelios iš jų, tai būtų išmani durų rankena, apsaugos sistema ir be abejo šių metų įdomiausias mūsų produktas, tai išmanus dulkių siurblys robotas. Tik parodos metu populiariausias mūsų robotas RS2 bus pigiausias visoje Lietuvoje. Žinom, kadangi mes esame distributoriai šio produkto. Visą parodos laikotarpį lauksime žmonių, norėdami papasakoti, parodyti, be abejo paaiškinti, ką mes turime ir kokių naujienų bei funkcijų gali pasiūlyti vaizdo stebėjimo kameros ir kiti išmanūs EasyViz bei Hikvision įrenginiai. Labas rytas, mano vardas Dovydas Tukas, sveikinuosi su jumis iš Kauno Žalgirio arenos, parodos Namų pasaulis. Mano kolegos į parodą atvežė daug kamerų, praėjimo kontrolės sprendimų, saugos sistemų, kas yra skirta labiau namų vartotojams. O mūsų tikslas šiandieną yra pristatyti plačiai auditorijai ir ekranus, kurie yra skirti verslui, nuo smulkaus verslo iki didelio verslo kaip Žalgirio arena, kurie yra daug ekranų atvaizduojančių informaciją, rezultatus, reklaminės žinutes. Hikvision LED Poster skaitmeninis LED ekranas pakeičia senovinius roll-upus ir informaciją galima pateikti greitai ir interaktyviai, užkėlus turinį per USB flešiuką arba nuotoliniu būdu per kompiuterį. Tai taupo jūsų laiką ir pinigus spausdinant daug roll-upų. Sveiki, esu Eimantas, Hikvision produktų vadovas ir šiandieną mūsų tikslas yra pristatyti naujausius apsaugos sistemų sprendimus ir konkrečiai aš papasakosiu apie Hikvision produkciją. Šiandieną turime atsivežę 3 skirtingus stendus, 2 iš jų yra kamerų sprendimai, viename turime praėjimo sprendimus. Taigi, eime link jų, pažiūrėsime, ką turime. Taip, šiame stende iš tikrųjų norėjome parodyti pačius naujausius vaizdo stebėjimo sprendimus. Turime termovizorinę kamerą, kuri yra skirta tiek perimetro apsaugai, tiek užkirsti gaisrui. Turime naujos serijos Tandem kameras, kuom jos yra išskirtinės, tai kad 2 lęšių kameras, turime vieną kamerą viršuje ir turime kamerą apačioje, kuri dar be to ir yra valdoma. Tai reiškia, jinai gali sukiotis į šonus, gali prisizūminti ir vartytis į viršų ir atgal. Tada turime 4G kameros sprendimą, jeigu nenorime arba neturime galimybės atsivesti interneto kabelio, galime naudoti 4G valdomą kamerą ir taip pat būtų nauja 7 serijos kamera su daugybė išmanių funkcijų. Tai reiškia, ši kamera gali nuskaityti ir atpažinti automobilio numerius, taip pat turi pagerintą analitiką atliekant perimetro apsaugą ir lygiai taip pat atpažįsta žmonių veidus. Šiame stende labiau matote namų sprendimus. Viršuje, kairėje pusėje, turim kamerą, kurios išskirtinumas yra, kad jinai rodo 180 laipsnių vaizdą. Tada dešinėje sprendimas yra labiau pritaikytas, sakykime, mažmeninės prekybos scenarijam, kuomet mes turime parduotuvę ir daugybę aklų kampų. Ši kamera geba filmuoti 360 laipsnių kampu. Apačioje kairėje matote naujausią mūsų antros serijos 7G3 kamerą. Ši kamera turi ColorView 3.0 ir AcuSense 3.0, kuri nakties metu padeda matyti vaizdą ypač geromis spalvomis ir ryškiomis detalėmis. Ir apačioje dešinėje turime aukštos kokybės infraraudonųjų spindulių kamerą, tai yra 6G2H serija. Tai yra tiems, kas galbūt nenori kamerą turėti baltos šviesos, taip pat gali rinktis šį variantą. Štai čia matote mūsų trečiąjį stendą. Jame norime pavaizduoti telefonspinių sprendimus pagrindę namų scenarijams. Tai ką mes čia turime? Viršuje turime 3 vidinių ekranų pasirinkimus.
Tai yra nuo visiškai paprasto 7 colių ekrano iki 10 colių didesnio ekrano su Android operacinė sistema. Šie ekranai yra naudojami kaip vidinės stotelės namuose ir mes jau išorėje galim taip pat rinktis iš gan platus asortimento. Tai yra visos telefonspinės, kurias matote ant stendo. Jos jungia su vidiniu ekranu ir atėjęs žmogus pas jumis į namus, tarkim, paspaudžia mygtuką skambinimo ir tuomet jau išorinė stotelė skambina į vidinį ekraną. Jūs galite atsiliepti, įleisti, neleisti žmogaus. Lygiai taip pat visi renginiai jungia su HiConnecto programėlė, todėl galima matyti vaizdą ne tik tais vidiniam ekrane, bet ir jūsų telefone. Tai šį kartą tiek iš manęs. Visą savaitgalį būsime Namų pasaulio parodoje su kolegomis, todėl visus kviečiu apsilankyti ir lauksime.